Laida pristato. Laida remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad pasta ir kramtamoji guma saugo jūsų dantis nuo ryto iki vakaro, tačiau juos gali išmušti naktį. Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Gerbiama kolegė, sakykite prašau, koks jūsų kompiuteris? Mano? Da paprastas, stacionarus. Aš ne to klausiu. O ko jūs klausėte? Aš klausiu, koks jūsų kompiuteris? Na, paprastas. Aš ne tai norėjau sužinoti. Na, vardinkite tada, koks tas jūsų kompiuteris. Na, nešiojamas, negalingas, didelis, baltas, su juoda klaviatūra. Na, toliau, kaip? Nu, dar kažkaip jį galite pavadinti? Kaip kažkaip? Na gerai, tada sakykit, ar jūs dažnai lendat į jį ir kaip dažnai iš jo išlendat? Ką reiškia išlendu? Kaip tai lendu? Na, ar dažnai į jį įlendat ir iš jo išlendat? Norite paklausti, ar dažnai juo naudojuosi? Jūs nepriklausinėkite manęs, kolegė, atsakykite į klausimą. Tai kad aš jums, kolegė, turiu atsakyti. Jūs man sakykite, koks jūsų kompiuteris ir kaip dažnai jūs į jį įlendat ir išlendat? Nieko nesuprantu. Ko jūs iš manęs norit, kolegė? Na gerai, duokite, aš jūs pauostysiu. O kodėl jūs norit mane uostyti? Tiesiog atlieku eksperimentą. Kokį dar eksperimentą? Tiesiog noriu išsiaiškinti, ar jūsų kompiuteris šūdinas ar ne ir kaip dažnai jūs, kolegė, jį įlendat ir išlendat. Ką jūs to norite pasakyti, pavadindama mano kompiuterį šūdinu? Nesuprantat, kolegė? Pasirodo, visokių kompiuterių būna, kaip ir jų šeimininkų. Vieni turi kaip kad jūs stacionarius kompiuterius, kiti nešiojamas, treti baltas, ketvirti juodus, kai kurie net ir šūdinus kompiuterius. Žinote ką? Nelabai suprantu, ką čia man bandote pasakyti. Ir aš tiesą sakant, tik neseniai sužinojau, kad būna tokių kompiuterių, bet pasirodo, mūsų teatre yra teatro vadovas tokiu naudojasi šūdinas kompiuteris. Brrr. Ir kaip tada pro tą šūdiną kompiuterį lysti ir pralysti, niekaip nesuprantu.